psichologijos mokslas, tikit tuo ar ne, yra labai praktiškas. Šį kartą šiam tyrime tyrėjai ieškojo, kokia teorija pagrįstos intervencijos geriausiai padeda pakeisti paauglių valgymo elgesį. Ir rado. Tai socialinio kognityvinė teorija, už kurią ačiū Albertui Bandūrai. Ši teorija skelbia, kad žmonių elgesys, asmeniniai faktoriai ir aplinkos faktoriai nuolat vienas kitą veikia, tokiam trikapiui. O rezultate gaunasi du svarbus rezultatai. Saviveiksmingumas, arba angliškai self-efficacy, tai yra tikėjimas, kad aš galiu kažką padaryti, ir rezultato lūkestis. Man po to tyrimo mintise liko rezonuoti du dalykai. Visų pirma, mes mokomės elgtis iš to, kaip kiti elgiasi aplink mus. Ir jeigu jūs, kramtydami čipsą, gal net iš ekrano, aiškinat savo vaikui, kad reikia valgyti daržoves ir vaisius, tai čipsas vis tiek laimi. Antra, jeigu mes tikim, kad sveika mityba pavyks, tai tokią veiklą mes dedam daugiau pastangų ir tai darom ilgiau, negu tada, kai tikim, kad niekas čia neveikia. O kokios informacijos mes iš tiesų gaunam daugiau ir kokia informacija turi ryškesnį emocinį atspalvį, tai labai geras klausimas, į kurį jūs turbūt atsakymą žinot. Tai va, skanaus, taikos ir ramybės.